IV–V amžiuje Kairėnuose gyveno žmonės. Čia pat atgulę į pilkapį ir tik į dangų kylančios pušys galėtų papasakoti apie žmonių ir augalų bendrystę. Šiandien tie patys kairėnai garsūs savo Vilniaus universiteto botanikos sodu, kurio augalų kolekcijos gausiausios Lietuvoje bei vienos iš didžiausių visose Baltiją supančiose šalyse. Augalai ir lankytojai – tai du pagrindiniai dalykai, kurie rūpi sodo darbuotojams. Tad kasgi čia auga ir kodėl nuo pavasario iki žiemos čia skuba žmonės? Pasižvalgykime. Sodas šiandien užima daugiau nei 190 hektarų plotą. Jo centrinė dalis – Kairėnų dvarvietės ribose. Tiesa, puikiai restauruotas pagrindinis pastatas yra tik vienas iš dvaro ūkio pastatų. Pagrindiniai 17 amžiaus rūmai seniai sugriuvę. Net ir vėliau, 18 amžiaus pabaigoje, pastatytųjų tik pamatų fragmentus šiandien gali pastebėti. Bet pereikime prie augalų kolekcijų, kuriuose galite priskaičiuoti per 8400 vardų. Pirmyn į rododendryną. Pavasaris atveria visą šio kampelio grožį. Kiaurus metus tamžaliai, erikinių genties lapai, gegužio pabaigoje pradingsta po švytinčiom žiedų kekėm. 500 veislių rododendrų, azalijų ir žolinių erikinių bei įvairiausių raktažolių auga šiame akmenų, pušų ir vandenų pasaulyje. Dar prieš 2000 metus gimė idėja greta rododendryno sukurti ir tikrą japonišką sodą. Šią idėją realizuoti pradėta 2003 metais ir per 9 metus, padedant Japonijos ambasadai, žinovams iš pačios Japonijos ir žinoma daugiausiai pastangų įdėjus kairėnų botanikams, buvo padaryti neįtikėtini darbai. Lietuviškas pušynas paverstas tekančios saulės šalies gabalėliu. Upelis su kriokliu, paviljonai, tvenkinys su Vėžlio sala, šimtai ir tūkstančiai lankytojų kasdieną. Kai kuriems vien pasižiūrėti neužtenka. Egzotišką grožį taip norisi parsinešti namo. Paliekame rododendryną. Prieš mus senasis Kairėnų dvaro parkas ir plačialapių miško buveinė. O čia jau kaip pasakoja. 3 keliai. Dešinėn eisi, savaiminės floros taku keliausi. Su mūsų krašto žolelėmis ir medžiais bei krūmais susipažinsi. Tikram plačialapių miške pabūsi. Jeigu kairėn suksi, nusileisi prie tvenkinio ir prie administracinio laboratorinio pastato. Tiesiai patrauksi, visą Kairėnų senojo dvaro parko grožį regėsi. Taigi, keliaukime tiesiai į senąjį parką, atvingiavusių žiedinių asfaltuotų kelių. Prieš jūs daugybė kryžkelių, takų ir keliukų. Gali nuklysti į savaiminių lietuviško augalų miško tankmę, gali pažvelgti į daugybės vandens telkinių dugną. Kur keliauja šie žmonės? Sode nuolat vyksta renginiai ir šie konkretūs keliautojai ieško meno gamtoje. Žemės meno dienos botanikos sode vyksta nuo 2003 metų ir kiekvieną rugsėjį atplūsta vis ilgesnės virtinės stebėtojų. Rubežius. Tai pavadinta trapi medinė juosta ant vandens, tai priklausanti
nuo rytų ir vakarų vėjo dvelksmo. Žemės meno kūriniai – tai skulptūros iš natūralių medžiagų, natūraliai vėliau su ta žeme susiliesiančios. O štai ir aukščiausia sodo vieta. Ir čia išvingiuota instaliacija pradžia. Meno kūriniais gali grožėtis kiaurus metus sodo muziejuje. Nuolat keičiamos dailininkų, piešiančių gyvąją gamtą parodos. Ir lankytojas kokią alyvų ar jurginų žiedų akvarelę gali matyti, kai tikrų žiedų lauke nė su žiburiu nerasi. Grįžkime į sodą. Žiedinis kelias anksčiau skyrė dekoratyviais augalais apsodintą ir dar visiškai natūralią parko dalį. 2002 metais čia pradėtas kurti alyvų kalnas, o vėliau ir obelų kalnas. Šiandien jame 120 vardų alyvos. Ir tik gegužės pabaigoje išryškėja tikrasis jo grožis. Kaip tik tada, kai į Kairėnus susirenka šimtai žmonių švęsti Tarptautinės bioįvairovės dienos. Ši diena botanikos sode tarsi oficialus vasaros sezono, žiedų sezono atidarymas. Iš visos Lietuvos suvažiuoja moksleivių ekologinio konkurso Mano žalioji palangė nugalėtojai. Tai ir savotiška šeimų šventė, nesavo mekenančias ir kudakuojančias kolekcijas atsiveža jaunieji gamtininkai iš Pavilnių centro. Patrypti ant sodo vejos susirenka folkloro mylėtojai. O po kelių savaičių Kairėnuose tradiciškai renkasi šiaurės šalių atstovai gyvenantys Lietuvoje. Didžiausios savo šventės joninių švęsti pasikviečia ir šeimininkus. Jei sode tu nori ne tik pailsėti, pradžiuginti akį bei širdį, bet ir duoti peno savo protui, skubėk prisijungti prie ekskursijų vadovų. Sodo darbuotojos pasakoja apie augalus lyg apie savo vaikus. Juk yra skyrių, kur neturėdama žinių te gali pasakyti, kiek daug krūmų, kokie visi gražūs. Pavyzdžiui, dendrologinių kolekcijų grupė, nuo kurios Kairėnų botanikos sodas ir prasidėjo prieš 40 metų. Per tą laiką kolekcijos suaugo, subujojo, augalų čia rasi, ko ne iš viso pasaulio. Įženkime į lianų skyrių. Čia rasime 127 vardų augalus. Raganiai, sausmedžiai, smaugikai, vytenės ir vynmedžiai. Vien genčių pavadinimai. O gali kortelėse visai tiksliai sužinoti, kaip vadinasi vienas ar kitas iš kokių tolimųjų rytų atkeliavęs 5-metris galiūnas. Čia jau auga pušūnai. Galima ir paprasčiau pavadinti – spigliuočiai. Tik tų spigliuočių čia vėl priskaičiuosime 100 vardų, moksliškai tariant taksonų. Tujos, kiparisai, kukmedžiai, pušys, bet kiek jų čia įvairiausių esti. Spalvotais lapais ir ryškiais žiedais dabinasi trečioji dendrologinė dalis, taip ir vadinama dekoratyvioji. Idėjų čia gali rasti ne tik pradedantis sodininkas.
Yra sode vienas kampelis, kuriam nebaisus jokie speigai nei lijundros. Tai uždaro grunto augalų kolekcija. 840 vardų augalai slepiasi po skaidria danga ir žmonės jų lapais bei žiedynais gali grožėtis ištisus metus. Ir čia neišvengiamai supranti, kiek žmogaus rankų darbo turi būti įdėta, kad visas šitas klestintis, bujojantis grožis kiekvieną dieną būtų pateiktas pačiu geriausiu savo pavidalu. Lankytojai negali išvysti kito sodo darbuotojų kasdieninio darbo, eksperimentinių bandymų, tyrimų, augalų vertinimo, jų atrankos. Tik nepaprastos kantrybės dėka gimsta šimtai naujų augalų veislių. Pavyzdžiui, pomologijos skyrius, kitaip tariant, įvairiausius valgomus vaisius ir uogas vedantys augalai. Jis kiek nutolęs ir apie jį sakoma, vaisiai nedraudžiami, bet lankyti tik organizuotai, su gidu. Čia ne raistas, bet auga spanguolės. Čia ne Ispanija, bet veši vynmedžiai. Čia šilauogės, artimos mūsų mėlynių giminaitės, auga ant krūmų. Kitoj pusėj sodo tvoros sodinukų mugė. Ne veltui sakoma, kad toks tokį traukia. Reta egzotiškų sodinukų įvairovė, joks turgus anei mugė negali pasigirti. Susirenka čia žmonės ne tik parduoti, bet ir vienas kito išmonę bei darbų pasidžiaugti. Kuo labiausiai sodas privilioja lankytojus? Ogi žiedais. Prieš jūs atsiveria didysis gėlių slėnis. Pereikime per šį slėnį taip, kaip keliauja saulė, paeiliui prikeldama atskiras augalų rūšį žydėjimui, o vėliau juos užmigdydama žiemai. Pirmiausia, saulė pasidžiaugia pavasarinės svogūninės gėlės. Vien 290 vardų tulpių. O kur dar visi kiti pavasariniai pranašai? Tada galvas į saulę iškelia vilkdalgiai. Juos vejasi vienadienės. Ir ateina bijūnų metas. Jų pumpurai sprogsta, paleisdami laisvėn šilko žiedlapius. Ir visas laukas nutykšta bordinėm, rožinėm, baltom spalvom. Daugiamečių dekoratyvių augalų kolekcijose 84 šeimų ir 313 genčių augalai. Vardink nevardinęs, vis tiek jų spalvos ir kvapai užgoš tuos pavadinimus. Tad geriau grožėtis.
Ruduo artėja. Apie tai pirmiausia praneša kardeliai, kurių čia 160 vardų. O spalvų, kokių tik spalvų ir žiedų formų nerasi. Bet tikrasis rudens pranašas Jurginas, lyg norėdamas nugalėti artėjantį pilkąjį metą, užpila žemę per visą vasarą neregėta žiedų ir spalvų gausa. Ir geria žmonės tuos žiedus, traukia į save, kad turėtų stiprybės visai žiemai. Ir muzikos garsus, paskutinius prieš šaltąjį metą, sodo kieme sugeria lankytojai. Tik vakar, atrodo, buvo Kristoforo festivalio atidarymas, o šiandien jau uždarymas. Iki kitos Kairėnų vasaros atsisveikina. Tai nepaišyk man vainikų ir kryžių. Aš nebuvau ir nesu tuo medžiu. Pats neišėjęs iš ten, kur negrįžęs. Aš pats sakau myliu ir pats negirdžiu. Vėlų lapkritį augalai užmiega. Bet ir tada botanikos sode Kairėnuose gali rasti atgaivą.